Kovo 1 dieną Prienų Revonos vidurinėje mokykloje jau 8 kartą atidaryta kasmetinė paroda Žiemos improvizacijos, kurios tema Žiemos pumpurai. Darbai buvo atlikti tik iš balto popieriaus. Tai vienas pagrindinių šių metų parodos nuostatų. Organizatorė Aušra Deltuvienė sakė, jog dalyviams buvo iškilę nemažai sunkumų realizuojant savo sumanymus. Vis dėlto parodai savo darbus pateikė gana daug dalyvių. Prizus įsteigė Prienų rajono savivaldybės administracija, Prienų seniūnas Algimantas Matulevičius, Seimo nario Juozo Palionio šeima, įvairūs Prienų verslininkai, žiniasklaidos atstovai, tarp kurių ir eterio televizija. Organizatoriai padėkojo parodos dalyviams ir rėmėjams. Pasižiūrėkite. Kiek tik akis aprėpė vien baltų pumpurų pieva. Tokia akinančiai balta. Glaudžiasi pumpuras prie pumpurų, skleidžiasi, žygiuoja. Atrodo, kad žiema atsisveikindama tūkstantį mažų stebuklų mums dovanoja. Žiema ir pumpuras, du nesuderinimų stebuklai, bet jūs įrodėte, kad kūrybai nėra ribų. Kaip įsivaizdavome, žiemos pumpurą atrodė bus labai paprasta sukurti. Bet tai nebuvo taip paprasta. Įgyvendinti pumpurus baltojo popieriaus plastikos technikoje. Kelintą kartą organizuojate šią parodą? Jau 8 metai, yes! Kaip sugalvojate temą šiems metams? Oi, gerai net ir nepamenu, bet iš tikrųjų tai norėjusi kažko naujo, Iš tikrųjų mintis gimsta netikėtai. Ir tas baltas popierius, jis tikrai nuostabus, tikrai iš jo galima padaryti daug nuostabių darbų. Beveik visi darbai yra pagaminti iš balto popieriaus, tai buvo tam tikras nuostatas? Taip, būtinai turėjo būti viskas padaryta tik iš balto popieriaus, kad nesimatytų jokių kitų medžiagų, detalių, jos galėjo būti dengtos baltų popierių. Čia tiesiog buvo vaikų kūrybai, išradingumui, tiesiog pamastymui, kaip tai padaryti. Ar stiprus mokinių darbai šiais metais? Iš tikrųjų tai stiprus, man atrodo, ir jūs patys tai pastebėjote ir kviečiu visus atvykti į Revonos mokyklą, pasižiūrėti, pasidžiaugti, nes kai kurie iš tikrųjų netgi techniškai labai sunkiai buvo įgyvendinami. Mintis gimsta pas vaikus, bet kai ją reikia realizuoti, atsiranda labai daug tokių, tiesiog, o kaip dabar sujungti, kaip dabar padaryti, tas popieriusgi nėra tokios stiprios detalės. Bet kažkokiu būdu, jau kuriant, kūrybos metu atsiranda, o gal darysiu taip, o gal šitaip. Ir tas darbo proceso metu labai daug darbų gimdavo darant. Ne tai, kad sugalvojau ir padariau, bet darydamas, žiūriu, kas iš to išeis. Kiek laiko eksponatai bus mokykloje? Iki balandžio 30 dienos. Tiesiog 2 mėnesius galima bus džiaugtis tais darbais. Kiek jūsų mokinių darbų buvo parodoje? Jas labai daug ir aš labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų daug taip pat dėl to, kad daug darbų darė vaikai dviese. Ir iš tikrųjų dviese truputį buvo lengviau. Vienas laiko, kitas klijuoja, tiesiog reikėjo kitų rankų, nes kai kuriem aš turėjau padėti pati. Ir džiaugiausi, kad kai kurie sugalvojo būtent daryti darbą kartu. Ar eksponatus galėjo teikti tik tai Prienų rajono mokyklų mokiniai? Ne, šiais metais mes kvietėme savo svečius, tai būtent Lapių, Alytaus jaunimo centro mes bendraujame, taip pat Birštonas buvo kviestas. Tiesiog paįvairinimui ir visai gerai pavyko. Ar planuojate ir kitais metais? Taip, be abejo. Tikrai, bet tik nežinau ką. Siūlykit. Siūlykit visi idėjas, gal ką nors gražaus matėt, ką nors pastebėjot ir iš to galima padaryti labai daug gražių darbų. Tiesiog minties reikia, bet jinai dar gims, dar visi metai prieš akis. Jūs nuolatos labai kūrybinga, kupina idėjų. Iš kur semiatės įkvėpimo? Iš vaikų. Jūs nepatikėsit, kiek jų norinčių buvo daryti. Jie sėdi ir laukia mokytojo, kada jūs galėsit prieiti ir tiesiog patarti, pažiūrėti. Jie ėjo savo papildomų laikų, klausė, kada aš būsiu ir mes gyvenome mokykloje iki 4 valandos. Kiekvieną dieną. Kelintą kartą dalyvaujate šitoje parodoje? Dalyvauju 2 kartą šioje parodoje, o draugė 1 kartą. Kaip sugalvojate sukurti būtent tokį meno kūrinį?
Net nežinau, nuo ko pradėti. Iš tikrųjų, buvo labai sunku sugalvoti, ką daryti, bet kažkaip, kadangi buvo žiemos pumpurai, tai kilo idėja daryti iš servetėlių pumpurus. Kokia mokytoja jums vadovavo? Aušra Deltuvienė. Kiek ji įdėjo indėlio į šį darbą? Iš tikrųjų, ji padėjo sudėlioti tas pumpurėlius į vietas, o visa kita tai yra mūsų nuopelnai. Kiek laiko užtruko sukurti tokį nuostabų meno kūrinį? Darėm galbūt apie 5-6 pamokas, tai maždaug nemažai laiko užėmė. Ar lankote kažkokius papildomus užsiėmimus, kad tobulintumėte savo kūrybiškumą? Tik pagilintos dailės pamokas. Ar planuojate dalyvauti kitais metais? Jeigu kils idėjos geros, tai bandysime sudalyvauti. O kaip jums kilo pati idėja dalyvauti čia? Net nežinau, kai atsakyti. Tiesiog pamatėme, kad yra ganėtinai lengva tema, kurią galėtume išplėtoti.